baigtas kliūkis. Skambink bosui. Dabar? Naktį bendrauk drąsiai. Visą vasarą naktimis ežiai kalba, siunčia senas MMS ir naudojasi internetu už dyką. Ežys gazuotas. Pirmos rungtynės, sakyčiau, buvo daug jaudulio, su kuriuo sugebėjo susitvarkyti komanda. Antrose rungtynės taipogi jaudulys buvo matomas ir su juo susitvarkė galbūt per vėlai su to jauduliu. Taigi rezultatas buvo toks, sakykime, netoks geras kaip pirmos rungtynės. O kol kas vertinam gerai, nes 2 pergalės iš 2. Žaidimas truputį banguotas, bet manau pasitaisys dar. Aš manau, kol kas sunkiai įsivažiuoja, bet laikui bėgant turėtų pradėti normaliai žaisti. Kol kas, sakyčiau, toksai neaiškus, bet tikiuosi, kad pagerės. Iš koks vaizdas susidaro, tai jaučiu, kad jiems sunku bus šitam čempionate ir labai neigiamai vertinu, nes sudėtingai vyksta jų tas žaidimas, nesusižaidžia normaliai, trūksta žaidėjo, sudėtingai jiems ten, sunkiai. Ne, šiaip mes esame gera komanda, man atrodo, ir kad jeigu mes labiau susikauptume ir labiau gintume visas savo kamuolius, tas visus gaunamus ir tas progas išnaudotume, tai aš manau, kad tikrai galėtume prasiveršti čia milijoną. Sunkiai. Ypač labai nesisekėjom iš tritaško mėnesį, nežinau kodėl. Kažkaip labai prasidėnėm. Startinis jaudulys galbūt buvo, o su kanadiečiais, tai manau, kad buvo tiesiog neįvertinę komandos. Ir tas atsiliepė per mūsų pusės. Šiaip, manau, neblogas sudėtis yra tikrai stiprios. Bet susižais turėtų būti neblogai, kadangi jauna komanda turėtų daug pasiekti. Kol kas žaidimas man tikrai patinka, viskas yra ganėtinai gražu. Aišku, pradžia sunkiai kaip visame, bet tikimės, kad nesuklups ir viskas atkeliaus. Oi, su Kanada tai buvo iš pradžių tragiška, bet svarbu, kad galės susitvarkėm. Šiaip vertinai gerai. Manau, kad lietuvių pralaimės ir bus skirtumas -10 taškų. Aš manau, kad sunkus variantas, bet pamatys tai, kad pralaimėjo jie prieš prancūzus, tai vilties teikia, aš manau. Turėtume laimėti. Tikėtis reikia. Galbūt skaudžiai, bet reikia tikėtis geriausio ir mažiausio minuso. Aš manau, kad pralaimės 15 taškų. Rungtynės su ispanais, ką aš galiu pasakyti, ispanai po tokio pralaimėjimo galbūt susiims ir bus sudėtinga lietuviams laimėti. Tikiuosi, kad laimėsim. +10.